Lik sveikas Vilniau, aš tave palieku. Tikriausiai jūsų dėka mes esame šiandien čia. Galbūt ir vaikams tai buvo pirmas kartas, galbūt tai ir mums patiems pirmas kartas, tam tikras iššūkis. Bet pabuvusi čia, iš tiesų, supratau, kad būdama 8 beveik metus Vafliuose, mačiau begalę laimingų vaikų, tėvų, šeimų, bet nemačiau tokių saulių, kaip aš sakau, veide pas šiandien sutiktus vaikus. Tai to, ko labiausiai bijojau, turbūt tas atnešė kažkokį didžiausią ramybę, vidinį kažkokį tokį pasitenkinimą. Ne dėl to, kad kažką kažkam nupirkau, kažką kažkam daviau, o dėl to, kad iš tiesų mačiau laimingus vaikus, laimingus tėvelius, pabėgusius galbūt šiek tiek, užsimiršusius, palikusius tas pilkas palatas niūrės. Tiek, kiek vaikams suteikia laimės pats Vaflių dekoravimas, pats pasibuvimas kartu, labai pasidžiaugiau, kad labai pasijuto didžiulė tokia bendrystė. Kai vaikai ne tik savo, bet ir tėveliam, palatų kaimynam dekoravo tuos vafliukus. Tai va turbūt čia ir yra tas didžiausias toks išsinešimas, kaip aš sakau, tos didžiausios ateinančių kalėdų dovanos, pabuvimas kartu, suteikimas gėrio ir galbūt pačio savęs suvokimas, kad kiekvienas šitame gyvenime darome tam tikrą misiją, kurios tikslas yra gėris, meilė, šiluma ir jaukumas. Mes čia jau gulėjom senokai, dabar sugrįžom vėl, nes buvom savaitę išleisti namo ir labai smagu, šiandien papuolėm į labai gražią šventę. Vėl atsigulėm į skyrių tolesniam gydymui. Ir kadangi taip jau buvom pasiilgę ligoninės maisto kabutėse, tai šiandien labai smagiai nustebino, nes papuolėm į Vaflių namų renginį. Visas skyrius beprotiškai kvepėjo, pilna visko prikrauta, visokių uogyčių, desertukų, šokoladukų, ko tik nori, vaikų rojus tiesiog. Kvepia be proto, labai skanu. Ir taip iš karto nuotaika pakilo, pasisaldinom gyvenimą. Ir vaikai iš karto laimingesni, ir vaikai patys tėveliam va paruošė maistą. Super, labai tiesiog, labai puiku. Aš pamenu, mes su Rimanto Lukėno fondu bendradarbiavom prieš 4 metus ir tuomet pas mus atvažiuodavo vaikučiai, kurie galėdavo pasidžiaugti galimybę paskanauti vaflių. Ir kai šį rudenį dalyvavau viename renginyje, kuriame buvo Rimanto Lukėno fondas ir jo atstovai, ir pradėjau bendrauti su atstove, išsikalbėjom ir tada sakau, kad mes kai bendradarbiavom, kodėl mes negalime to paties daryti ir dabar. Ir tiesiog taip kilo mintis priminti apie save Rimanto Lukėno fondą ir sakau, mes norim prisijungti, prisidėti. Ir šiandien pasakodamas apie šitą iniciatyvą išgirdau labai gerą frazę, kur manau, kad labai teisinga, kad gyvenimas yra apie davimą. Mes labai dažnai norim gauti, prašom kažko, bet turbūt visas džiaugsmas yra tada, kada galim duoti ir tai darom. Tai mes turėjom galimybę pradžiuginti vaikus ir kartu aš noriu padėkoti visiems pyragų dienos metu aukojusiems žmonėms, kurie suteikia galimybę nudžiuginti vaikus ne tik vafliais, bet ir asmeninę dovaną kiekvienam. Tai ačiū Jums ir tęskite gerus darbus.